Labas rytas visiems. Tai va, mes dabar jau keliaujam ir važiuojam į Makao. Dabar važiuojame 6 kilometrų povandeniniam tunelį, kaip sakau, ir po to vėl turėtume išlysti į viršų ir važiuoti per jūrą arba įlanką. Tai čia, kiek sakė, yra pats vienas ilgiausių tiltų pasaulyje, bet neilgiausias turbūt. Tai susitiksime jau Makao, grožėkitės vaizdais ir kelionę. Makao, po truputį važiuojam iki mūsų vietos, kur eisim pasivaikščioti. Ir sakė, kadangi šita valstybė yra antiek turtinga, tai visi, kas gyvena šitoj valstybei, tiesiog jiems pati valstybė padaunoja $10,000 dolerių tiesiog for fun. Tiesiog. Nes jie gali, nes jie nežino, kur leisti pinigus, tai yra tiesiog, kad laivas vidury viešbučio plaukioja, yra, kad vidury tiesiog galima, sukeltuvas yra vidury viešbučio, tiesiog ratais važinėti, nes tiesiog žmonės antiek čia yra turtingi. Mes labai skaniai pavalgėme bufete. Tai, manau, pats geriausias bufetas, kokį aš turėjau turbūt gyvenime, nes visko jame yra, apie ką gali beveik pagalvoti. Ir perėjom per kazino, gaila, kadangi ten negalima nei fotografuoti, nei filmuoti, tai neturiu jokių įrodymų, bet tiesiog perėjom ir mane patikrino, nes aš labai jaunai atrodo, nes nuo 21 tik tai galima. Ir dabar tėvai pasiliko kazino, pažaisti įvairiausių tų žaidimų, nes jiem labai patinka. O mes eisime į kiemą pasivaikščioti ir pamatyti, kaip atrodo kinietiškas Las Vegasas. Sakau, kaip būtų gerai, jeigu būtų čia kokios kapsulės, kur galima tiesiog įlysti ir pamiegoti, nes pavalgius aš jaučiuosi tokia apsnūdus ir valandai mielai tiesiog užmigčiau.
visi autobusai Makao yra nemokami, tai gaunasi, kad į vieną įlipį važiuoji į vieną pusę, į kitą įlipį važiuoji į kitą pusę ir taip važinėjom, po kol kas bandom nusigauti iki pagrindinės aikštės ir aš, kadangi labai pavargus jaučiuosi, tai beveik visą laiką autobuse miegu. Kadangi draugė irgi čionai sunkiai gaudosi, kur kas yra, nes daug nekeliauja, tik tai draugės vyro tėvai čionai mėgėjų kazino važinėti ir visą kitą, tai pastoviai su jais ant skambučio esame ir bandome išsiaiškinti, kurį autobusą imti, į kurį viešbutį važiuoti, nes visi viešbutiai turi skirtingas temas. Pavyzdžiui, buvom Venecijoje, tada buvom Londone vaikščiom, Paryžiuje buvome, tai dabar žiūrėsime, kur toliau nukeliausime. Esame pagrindiniai Makao aikštėj, senojai. Tai matosi, kad čia visi pastatai yra pastatyti Europos stiliumi, nes kadangi tai yra buvusi Portugalijos kolonija, tai viskas parašyta beveik yra 3 kalbom. Kai buvome pratę Honkongė, kad viskas parašyta 2 kalbom, tai čionai viskas parašyta 3 kalbom yra. Šita vieta iš tikrųjų prarado savo populiarumą tada, kada pastatė tos naujausius viešbučius su labai daug architektūros europietiškos ir kur galima pereiti skirtingus stilius europietiškus, bet prieš tai buvo šita aikštė pati populiariausia iš tikrųjų. Užlipom ant pilies, galima sakyti, kur patrankų stovėdavo ir visa kita. Ir apačioj yra krikščioniška bažnyčia, bet yra likusi tik tai viena siena. Ir nuo šitos apsauginės, pilies labai matosi tas kontrastas, kur prastas labai rajonas yra ir kur prabangus rajonas. Kad vis dėlto ne viskas auksų blizga, bet yra ir žmonių, kurie irgi sunkiai dirba ir sunkiai turbūt įperka tam tikrus dalykus. Tai labai matosi tas didelis kontrastas. Mes esame jau autobuse, judam link namų po biškį į Honkongą. Rytoj nusimato labai didelė diena, tai yra diena prieš vestuvės. Eisime paimti Skarleto 3 suknelių ir po to jau iš karto su lagaminais pajudėsime į kitą viešbutį. Pergyvenu dėl kitos dienos, nes po to po rytojaus bus tos vestuvės didelės ir klausimas, ar išeis kažką paminėti. Tai susitiksime iš tikrųjų po kelių dienų.
Dabar esame hotelyje, eisime šiek tiek atsipalaiduoti prieš 12 nakties, nes 12 nakties ateis draugės mama ir kažkokį ten ceremoniją reikės padaryti, o keliamės mes 5 ryto, nes 6 ryto jau turime pirmą make-up šitą procedūrą turės uždėti. Ir po to prasidės visa ceremonija, reikės apsirengti, reikės svečius pasitikti, su jais pasisveikinti. Ir apie, neatsimenu tiksliai kelintą valandą, gal 12, gal 11, čionai vyks irgi ceremonija. Kitaip sakant, vaikinas turės įsibrauti į merginos kambarį ir visokiausius challenges mes jam duosime. Tai pavyzdžiui, turės ten surasti jos batelius visam kambarį ir kitaip sakant, išsikovoti jos širdį ir ją pasiimti į ceremonijos dalį. O jinai tiesiog sėdės ant šitos sofos ir lauks ir stebės, kaip vyksta žaidimai ir kaip vaikinas išsikovoja jo širdį prie visų akių. Tai šiandieną ruošiame visą kambarį tiek vaikino, tiek jos. Vaikino kambarį nors ir nieko nevyks, tik tai arbatos ceremonija, bet pagrindė viskas vyks merginos kambarį. Well, you bought your own. Yes, I bought my What own. is it called? It's a Maybe you DJI should take, pocket like, you thingy. should take a photo for me and then like later I can do an Instagram post as well. Yeah, sure.